Sveiki, šio vaizdo įrašo tema būtų while ciklas. Tai ciklai gali vykdyti kodo bloką tol, kol yra pasiekiama nurodyta sąlyga. Tai ciklas while pereina per kodo bloką, kol nurodyta sąlyga yra true. Taigi, while ciklo sintaksė būtų tokia. Tai pasirašome raktinį žodį while, skliaustuose yra condition, tai tam tikra sąlyga. Ir ristinėse skliaustuose yra kodo blokas, kuris bus vykdomas, kai vyksta šitas while ciklas. Tai būtų pavyzdys, tarkim, susikuriu kintamąjį int i, priskiriu jam reikšmę 0, tada pasirašau taip. While i yra mažiau už 5, tada ką darom? Tada bus į ekraną spausdinamas i dydis, tai yra, ir tada bus didinamas į vienetų. Taigi pasileidžiam programą ir pasitikrinam, ar tikrai taip bus. Tai va, konsolės lange, kaip ir minėjau, bus išvesta 0, 1, 2, 3 ir 4. Tai dabar būtų kitas pavyzdys, viskas tas pats, tik nedidinsim j vienetų. Tai kaip matome, mums visą laiką spausdins 0 ir gausis begalinis ciklas. Sąlyga visą laiką bus true, todėl jis ir nesibaigs. Toliau panašus ciklas yra do while. Tai do while yra ciklo while variantas. Tai šis ciklas vieną kartą vykdys kodo bloką prieš patikrindamas, ar sąlyga yra teisinga, tada jį kartos tą ciklą tol, kol bus sąlyga teisinga. Tai sintaksė būtų tokia, pasirašom do, ristinėse skliaustuose tam tikras bus kodo blokas, kurį norėsime vykdyti, ir tada while condition, tai sąlyga. Tai dabar pavyzdys, tai int j pasirašom lygų 0, tada do, ristinėse skliaustuose console write line j, tada j++, ir while j yra mažiau už 5. Tai gauname dabar tokį patį atsakymą kaip ir su while ciklu. Tai 0, 1, 2, 3 ir 4. Tai dabar kitas pavyzdys, kai sąlyga yra klaidinga. Tai mums tiesiog dabar atspausdins tą skaičių 4. Nes pirmą padaro kažką tais ir tik tada tikrina. Tai dėl to gauname tokį atsakymą. Tai apie while ir do while būtų tiek. Viso.